kaip Cebataičia poraniai tinka. Gal jūs papasakosit poraniai pratinka? O gal ir ne. Sena bobulytė buvo. Ėmė ir pamiršo. Dar jums nutikims buvo. O gal ana įmetė ašaraitin Cebataičius ir pamiršo. Padabokit, kapcinai nutika. Kurciai, kurciai, seni Cebataičiai, kurciai, kurciai, seni Cebataičiai, įmečiau vilą nezeraicin, įmečiau vilą nezeraicin, kur tas gilus ežeraicis, kur tas gilus ežeraicis, išgėrė du juodi audeliai, išgėrė du juodi audeliai, kurciai, du juodi audeliai, kurciai, du juodi audeliai, užėrė zirvą pievą, užėrė zirvą pievą, kur toj zirvą pievą, kur toj zirvą pievą, nupjovė du juodi berželiai, nupjovė du juodi berželiai. Sumalėm baisę šaulę tų dzūkų meltų, o dabar suksiam aukštaičių meltus. Na, aš iš Aukštaitijos, žinokit, atvažiavau. Nu, mano darokas, tai, ne aukštaitiškas, bet tokį kriaučių turiu, tai toksai Anas iš Klaipėdos ir, tai pasiūlo man darokų tokį, kur aš ir važiuoju. Va, kaip padarysiu dabar, ne tokie mano ten, ne tokie. Tai va, aš dabar galiu papasakoti jums vienu tokį nutikimų apie avinų ir vilkų. Avinas Rozų išėjo pasivaikščioti. Eina Anas, eina ir susitinka vilkų. O tas vilkas sako, žinai, aš tavį pjausiu. Avinas sako, ne, nepjautų manys, man skaudas. Sako, geriau, žinai, kaip mes padarykim. Sako, Anas, tu išsižiok, aš šoksiu, tau tiesiai geslas. Vilkas pamislė, kad nereiks jam nieką kirptų. Tada Anas tik tai išsižios ir viskas, įprarys avinų. Nu tai taip ir padarė. Išsižioja tas vilkas, avinas insbėgėja į kairę su ragais, tiesiai kaktam vilkui. Tas nuvirta aukštiemis. Avinas tų rozų pabėga. Vilks atsiboda, apsiždairė, žiūr ir mislė. Suėdžiau aš avinu, ar nesuėdžiau. Taip ir buvo dabar tas avinas, visai kam greiti per tokį keliu, kad kur nėra tą vilką. Bet jeigu jau sustinka, tai blogai būna. Katram vis tiek blogai būna. Tai mes dabar tokių dainų mokam, kai vas tokiam dudelam, tokiam pagrosima, čia bandysime pagroti, gal žinot, kaip Anas vadinas? Čia iš Aukštaitijos, va. Skudučiai vadinas, skudučiai šitas dudelas vadinas. Anas tik vienu garsu dedu kiekvieną. Tu avinėli
atsiveš šiaudų kūlius. Nu į klausomas jūs darysit, aš nežinau. Ką, šoksim? Ką darysim? Nu parodykit, kaip jūs Nu, pašokite. kai nebūdamas su kuo šokti, abejonių nėra, tai iš šiaudų. Suvalkiečių miltus. Nu, bet kova nei be parokaus. Paklausykė. Mala, suvalkiečių daug miltų. Suvalkijos kraštas lygus, miškų mažai, daug žemių dirbam, ale miltų tai daug primama. Ale mažu jums reiktų pašnekėti biškį apie Suvalkiją. Kas ta Suvalkija, o tai labai toli nuo Klaipėdos. Va, o ta Suvalkija, ten taip maždaug už Nemuno, dar ir būdavo anksčiau Sūduvos kraštas, Užnemunė, nuo vėliausiai jau liko Suvalkija. Va, aš ir esu iš Suvalkijos, o Suvalkijos sostinė, tai Marijampolė, man atrodo, visi girdėjo šitą miestą. Va, nu ir daug yra ežerų ir upių, Marijampolė prie Šešupės upės. O da tokia baika yra, sako, Šešupė ne upė, o suvalkietis tai jau ne žmogus. Ale mes nepykstam, mes savikritiški. Yra ir pats giliausias mūsų ežeras, yra Vištyčio, ir dar legenda tokia yra, sako, kad ten, kur tas Vištyčio ežeras dabar yra, tai anksčiau buvo didelės pievos. Ir tie piemenys ganydavo gyvulius, arklius. Vieną kartą piemenukas atsigulė po kaitoko, girdi, praskrido paukščiukas cypt. Ir taip 3 kartus pasikartojo. Ale vis tiek miega. O paskui išgirdo balsą, sako, kelkis ir varyk gyvulius iš šiaučio, tuoj atsivers ežeras. Vis tiek guli, jau 3 kartą, kai išgirdo balsą, pašoko, suriko, kad bėgam visi iš čia. Ir nujojo, o kas spėjo, kas nespėjo, ežeras atsivėrė ir visi, kas nesuspėjo, prikėlė. Ir žmonės jį pavadino Vištyčio ežeru, kadangi tas cyp, tai Vištytis taip daro, Viščiukas. Ir liko Vištyčio ežeras. Va, o taip dar visokių baikų pas tuos suvalkiečius yra. Sako, nu, vat, jeigu nori stubon nueiti ir pasišildyti, tai reikia užsikurt krosnį, tai yra mašina. Užkurt mašiną. O tą užkurt mašiną, tai jau žemaitis eitų į kiemą žiūrėti, kai čia ta mašina yra. O ta mašina tai krosnis. Dar reikia nuimti pasiimti gurbą, prisikraut malkų ir atsinešti. O žemaičiai gurbas tai ir nuėjai tvardą dairytųsi, kur čia dabar tos malkus. Nes žemaitiškai gurbas yra tvartas, o suvalkietiškai krepšys. Dar tokių visokių patiekalų įdomesnių pavadinimų irgi yra. Pavyzdžiui, spurgas visi mėgsta vaikai valgyti, pas mus būdavo kropeliai irgi tokie išsipūrė. Suvalkijos gal pats toks žymiausias valgis, skaniausias, tai skilandis. O tą skilandį tai darydavo iš kiaulienos mėsos ir iš rudens padarydavo ir neduodavo valgyti, tikri suvalkiečiai, iki kito rudens, kai būdavo bulviakasis arba rugiapjūtė jau. Pas mus namie, tai mamytė man mūsų vartjaudavo rugsėjo 1, būdavo tikra šventė, gaudom skilandį. Va. O dar taip apie suvalkiečius, nu tai kaip sakiau, visi anekdotai kiečiausi, tai jau apie suvalkiečius. Va, vieną dabar anekdotą aš jums papasakosiu apie mus. Senelis eina
šaukė, senėli, senėli, ar tu mum atnešei saldainių? Nu ne, šokoladinių nebuvo. Nu, antrą kartą ateina senelis lankyti anūkėlių ir vėl tas pats. Trečią kartą ateina senelis, o anūkėlė laukia iš toli šaukia, senėli, senėli, ar tu atnešei mum tų saldainių? Nu ne, šokoladinių nebuvo, bombonkių nepirkau. Ale atneštum tu mum tų bombonkų, mes irgi jas mėgstam. Nu jau ne. Nu čia dabar mano anūkėlė, kad aš ko gyvas, jie valgys tik tai šokoladinius saldainius. O taip ir negavo tų saldainių. O visi dar mūsų kraštas tikrai yra dainingas ir išaugino daug žymių žmonių. Vat gal žinot Jonas Basanavičius, ten visai netoli mūsų yra jo tėviški, dabar ten ąžuolynas, ošia nepriklausomybės, vat kaip tik Lietuvos pasodintas. Ir dar visi žino Lietuvos himną, taip, žino himną. Va, o himno autorius Lietuvos kudirko, ten kudirkos Daunis pavadintas vardu paežiliuos yra gimęs Vincas Kudirka, tautinę giesmę parašęs. Va taip, kad jeigu tektų pro šalį važiuoti, prašom Suvalkiją užsuk, būsi tikrai pavaišinti kokiais cepelinais, nes sako, kad per suvalkiečius cepelinai į Lietuvą atėjo. Va, o visi vaikai irgi mėgdavo žaisti, dainuoti ir dainuodavo taip pat, va, po vieną kuratkytį lankoj. Jau sudie. Katkite runios, runios, o aš ją vėjuos, vėjuos. Kuratkyte runios, runios, o aš ją vėjuos, vėjuos. Tėtė, kuratkyte nepagaus, mažutytė, tėtė, kuratkyte nepagaus, mažutytė. Kuratkyte runios, runios, o aš ją vėjuos, vėjuos. Kuratkyte runios, runios, o aš ją vėjuos, vėjuos. Tėtė, kuratkyte nepagaus, mažutytė, tėtė, kuratkyte nepagaus, mažutytė. Sumalim ir suvalkiečių miltus. Dabar atėjo laiks malti į mažuosius Lietuvos mūsų kraštą miltus. Tai Klaipėdos kraštą miltelius. Sukam malūną, valam toliau. Labas, seselė. Labas, mano seselė. Sakydavo, kad visose žemės šonuose gyvena 4 broliai vėjai. Šeimos gyvena pats pikčiausias brolis vėjas. Norėdami nuo to vėjo apsisaugoti, žvejai tinklus įdėdavo šermukšnių šakų. Vasaris gyvena nuolaidesnis, nuolankesnis vėjas, o ryčiuos ir vakaruos šiaip sau, nei šiokie, nei tokie tie vėjai. O tie vėjai tarpusavy nesusipyksta? Visko būn, ir susipyks, ir įneš. Žemys vis sakydavo, aš visus sušaldysiu. O vasaris paprašysiu saulelę, kad ji mus pašildys ir visus sušildys. Vaikai, man atrodo, pats laikas pažaisti vėjo rodyklės. Ar pažaisime? Tada bėgi pas mane ir padėsim žaisti. Koks pikčiausias vėjas? Audra! Koks pikčiausias vėjas? Žemys. Vėjas pučia iš šiaurės. Kur šiaurė buvo? Kuri šiaurės rodiklė? O, šitą rodiklę, reiškia, mes bėgam nuo šiaurės. Į kitą rodiklę. Spėjau, gerai. Dabar. Iš kur? Iš pietų, greitai keliam aukštai ir bėgam, tik plačiau. Oi, vaikai, mes į šiaurę nubėgom, mum į rytus reikėjo, ką
mūsų bočiai paliko. Ar ne? Prisiminkim ir džiaukimės. Saugokim tai, kas brangiausia. Mūsų kalba ir mūsų tėvynė.